Tai labas tau, tas, kas žiūrėsit šitą video. Tai va, pabandysiu padaryti vieną variantą, kas jūsų laukia meiliai. Kas jūsų laukia meiliai. Nu, nežinau, čia su tais visais matau. Nu, nemėgstu tokių būrimų, bet yra taip, kaip yra. Jau kas ateina, tas ateina. Žodžiu taip. Kas jūsų laukia meiliai? Aš matau, kad praeitį jūs buvot su žmogum, kuris buvo, arba jūs buvot santuokoje, arba tai apskritai buvo pagrindinis žmogus jūsų gyvenime. Ir tas pagrindinis žmogus gali būti tiesiog kažkoks ryšys, kuris tęsiasi ilgesnį laiką ir kuriam jūs jautėte jausmus. Tai tas žmogus, jūs dar nežinot ir jūs šito nematot. Jisai jau eina link jūsų. Jisai ateina tarsi pačio iš savęs su savo pasirinkimu ir jisai norėtų pasirinkti ir vėl ateiti į jūsų gyvenimą. Jūs šito nematot ir jisai gal netgi pats dar šito nežino, bet jisai labai daug apie jūs galvoja ir jisai prisimena ir jam yra sunku būtent dėl to iširusio ryšio. Ir jisai, turiu omeny, kad jisai ir pats dar nežino, tai tiesiog jisai nežino, nes jisai neturi galbūt tokio kaip ir plano. Jisai galbūt labai daug galvoja, bet tiesiog net nesuvokia, kad pas jį arba tiesiog gina į šoną per savo ego, nes žmogus vat būtent yra toksai ir krenta toksai egoistiškas, labai žodžiu aš, kas per du aš ir krenta toksai, kuris viską bandantis vadovauti, viską bandantis suvaldyti ir būtent šitoje situacijoje lygiai taip pat jisai bando susitvarkyti su savo jausmais, bet kadangi tikriausiai jisai pats yra padaręs įvairiausių dalykų, tai eina taip, kad jisai yra įskaudinęs jūs. Ir jam ir pačiam gana skaudu dėl to, nes dabar jau tikriausiai nukritinėja kaip ir tasai šleifas. Ir jeigu jūs buvot kažkada ryšyje su juo, nežinau, prieš kažkiek laiko, tai imkim, kad ir metus laiko, ar ne, tai santykiai gali būti, jeigu jis kažką tai padarė tokio, dėl ko jūs įskaudino, tai jisai dabar pradeda suvokti, kad jisai jūs skaudino ir jisai norėtų ateiti iš naujo į santykį su jumis ir jam yra labai sunku pripažinti tai, kad tarkim jūs nieko nedarot dėl santykių ir kad jisai turės arba jį jo mintis ir jo jausmai gina daryti, tai jisai vat ir dėl to ir sakau, kad jisai gali dar ir pats net nežinoti, kad jisai jau yra pakeliui link jūsų, o nes jo vidinis pasaulis tiesiog jį gina arba tiesiog jį negali suvaldyti savo vidinio pasaulio būtent dėl tos priežasties, kad jisai nori eiti į ryšį ir negali pripažinti to, kad jam tiesiog reikės nusileisti ir padaryti tą žingsnį, kad tai nebūsit jūs, o jisai turės daryti kažką dėl to. Ir toliau, šiaip žmogus gali būti gana užsiėmęs ir gana bandantis valdyti ir tvarkyti visą situaciją. Šiaip jeigu jūs turėjot santykius su tuo žmogum, tai su tuo žmogum buvo tikrai gana gražus laikas, bet tuo pačiu ir buvo gana sunku. Buvo sunku jam, jisai tarsi ir buvo laimingas, bet tuo pačiu jam buvo gana sunku.
Šiaip sakyčiau, kad žmogus netgi turi tokių narcistiškų charakterio bruožų, nes kai man krenta tokios kortos, tai, tai nesakau, kad narcistas, nes dar trūksta kelių kortų iki to, bet jisai turi tą tokį, žodžiu, turi tokių visokių, tikriausiai kaip ir mes kiekvienas. Tai, žodžiu, jisai turi tų tokių bruožų, kurie tik tai viskas man ir viskas apie mane. Tai priversti kitą žmogų tiesiog būti tokį kaip ir jo manipuliuojamų veiksmų objektu. Tai vat jisai šitą turi. Tai taip, šiaip žmogus gali turėti ir su finansiniu šiokių tokių problemų. Tai vat išgyvena dėl šitos situacijos pakankamai, bet žmogus yra darantis ir nori tokio, jeigu jisai ir sugrįžtų, tai jisai nori tokio gana lengvo, paprasto ryšio ir tokio gana lengvo, paprasto ryšio ir tokio, kuris labai jo, kaip pasakyti, kaip ir neįpareigotų. Žodžiu, toks žmogus, kuris nori lengvo, nežinau, ne tai, kad lengvo, paprasto, bet jisai tarsi ir jaučiasi yra, ir tarsi jisai ir jaučiasi kvailiu, kad jūsų ryšys iširo. Ir vat, kadangi jisai yra magas, jisai ir magas, ir imperatorius, ir čia krenta ir saulė, ir žodžiu visos kortos tokios, kurios yra susijusios tik su manim ir apie mane. Tai jam reikalinga tokia moteris, kuri nešviestų, nes jam labai patinka šviesti. Tai čia sakyčiau, kad netgi žmogus toksai, kuris tradicinių tokių šiek tiek vertybių, bet viską bandantis, žodžiu, ir jūsų pinigams jam patiktų ir jūsų pinigus valdyti, ir savo pinigus valdyti, ir jūs valdyti, ir save valdyti, ir žodžiu visur būtų chaosas. Tai vat truputėlį čia toks kaip ir pavyzdys. Tai vat, tai jisai labai norėtų vėl ryšio su jumis, bet aš noriu pasakyti, kad jeigu ir tarkim jūs, nes man krenta netgi 2 kortos pasirinkimo kortos, tai jam tas pasirinkimas yra labai sunkus, ta prasme, kad eiti vėl į ryšį su jumis ir kad jums, kad tikrai pripažinti, kad čia jau dabar jam reikės kažką tai daryti, tai jam tas pasirinkimas bus gana sunkus. Ir taip, pas jūs ateina, tai nebus greitai, vat ką norėjau pasakyti, kadangi iškrito pati, atsiprašau, tai vat gali būti ir netgi labai greitai šiaip iš tikrųjų, tai vat netai pasižiūrėjau į kortą, tai čia gali būti netgi veiksmai būtent iš to žmogaus, kuris ateina iš praeities, gali būti netgi labai greitai. Toliau kažkas gali, tarp kitko, šitas žmogus gali lygiai taip pat ateiti jau, jeigu jisai neturėjo namų, tai jisai gali ateiti arba su nupirktais namais, arba su remontuotais namais, kažkas įvykė su jo namais, arba būtent su jo namais, ir jisai vat gali ateiti pasiūlyti jums namus, kaip ir gyventi namus. Toliau, kas toliau meilės srity? Meilės srity pas jūs ateina dar vienas žmogus, jeigu jūs, tarkim, būsit protinga ir atmesit
ką daryti jums? Ką daryti jums būtent dėl šito praeito vyro? Ką jums daryti? Kortos sako jums jokių būdų neiti į ryšį. Likimas, kai nėra jūsų likimas, kortos sako labai gerai apgalvok, nes jūsų ryšys jau yra būtent iš jūsų pusės yra pasibaigęs. Ir tik tai jisai, kaip ir galbūt jūs ir prisimenat ir galvojat apie jį, bet esmė yra tame, kad čia yra pagrindinis tas visas iš jo pusės, o iš jūsų pusės kaip ir jau viskas yra išblėsę, išsekę ir jums sako kortos tikrai jūs gero likimo ir gero gyvenimo su juo neturėsit. Tai likimo ratas yra apverstas šitoj situacijoje ir ateina penkios taurės ir ateina, tai man kortos rodo, kad jūs čia jeigu jūs, tarkim, nuspręsit nepergalvojus eiti į santykių su tuo žmogum dar kartą, tai žinokit tokį dalyką, kad čia tikrai bus labai sunku ir situacija gali pasikartoti, jeigu, tarkim, jisai jūs įskaudino, ko aš nematau, kad čia būtų kažkokios paslaptys ar treti ryšiai, tai čia gali būti bet kas, gali būti visiškai su tuo nesusiję, bet jeigu, tarkim, buvo situacija, kad buvo įtraukti treti žmonės, arba, tarkim, jisai turėjo kažkokius trečius asmenis arba kitą moterį, tai situacija gali būti tokia, kad tai pasikartos, ką likimo ratas visą laiką rodo, kad, tarkim, situacija gali pasikartoti. Ir bet kas šitas skaudinimas lygiai taip pat pasikartos, todėl santykiai gali būti tikrai labai labai sunkus su šituo žmogum ir jūsų santykis jau jūs išėjot ir jūs tiesiog nebeikite šitą sunkumą su juo, nes jūs palikot visą tai ir laimės jūs su šituo žmogum neturėsit. Tai eikite į pasirinkimą. Man gale stovi kortos, kurios rodo vėlgi, kad stovėsi, žiūrėsi ir galvosi, ką tu esi padarius ir kokia tu tapai per visą šitą laiką. Ir kortos rodo, kad ta prasme Seven of Pentacles visą laiką yra tokia derliaus nuėmimo korta, kuri atneša naują derlių po mūsų įdėto darbo per visą kažkokį tai laikotarpį. Tai ir Seven of Pentacles sako, kad tu jau tokia, kokia tapai per visą šitą laiką. Per visą šitą laiką, kokia tu tapai, tai tu turi eiti į naują santykį, nes tu kartosi, kaip čia, pas tave ateina naujas santykis. Ir jeigu tu eisi į seną, tai Eight of Wands visą laiką aštuntukas rodo tokią kaip begalybę ir neužbaigtumą, ėjimą visą laiką nuo vieno galo į kitą, ta prasme. Tai tiesiog nebekartok to šito aštuntuko, o eik į naują, sako kortos, ir žiūrėk, ką tau atneša nauja. Ir ką tau atneša nauja, pas tave ateina. Jeigu tu neįsi į santykius su šituo žmogum, pas tave ateina pokalbiai su visiškai kitu žmogum. Ta prasme, pokalbiai, nežinau, pasaulis visą laiką rodo pokalbis, visą laiką rodo, tarkim, kažkur tai, kur mes einam į socializaciją, socialintis su kitais žmonėm, ar tai būtų šventė, ko aš nematau. Bet konkrečiai nematau kažkokios šventės ar kažko, bet tai gali būti bet kur. Pasaulis visą laiką rodo susitikimą su nauju žmogum pasaulyje, tai gali būti bele kur. Tai tarkim,
Five of Pentacles šiuo atveju rodo man, kad tai yra kažkas, kur jūs einat pastoviai, kur jūs ten, tarkim, taupot ir auginat savo energiją. Kadangi Five of Pentacles yra toksai kaip ir taupimo, auginimo energija, tai čia būtų tokia pastovumo tokia energija, ar ne? Tai Knight of Wands šiuo atveju ateitų pas jūs jaunas vyrukas, ateitų su pokalbiais, gali ateiti, tarkim, ir kažkur, kur jūs, nežinau, pastoviai lankotės, gali tiesiog tai būti ir parduotuvė, ir kažkoks knygynas, jeigu jūs einate knygyną nuolatos. Žodžiu, belia kur pasaulyje, kur jūs pastoviai lankotės, tai toks tikrai ne vienkartiniai kelioniai šiuo atveju. Tai taip. Tai pas jūs ateina, jūs man kristumėt kaip Queen of Cups, jeigu, tarkim, žiūri vyrukas, tai be abejo, jisai turi persimesti tada jau savo, kad, ta prasme, persiversti aplinkui. Ir ir jūs su šituo žmogum jausitės rami. Tai jausit ramybę, nes vėlgi jūs pati esate tokia jausminga, jūs galit būti vandens ženklo atstovė, tokia moteris, kuri myli gyvūnus, myli žmonės, myli, tarkim, galit būti ir sesutė, ir gydytoja, viskas, kas yra tarkim, su šita sfera susiję, o jeigu jūs nesat nei sesutė, nei gydytoja, nei kažkas, tai jūs tiesiog mėgstat padėti žmonėms, esat gana jausminga, esat empatiška, esat tokia besivadovaujanti savo emocijom, kur jūsų emocijos, tarkim, jeigu jūs priimat sprendimus, tai jūs priimat sprendimus emocijom. Ir jums šitas žmogus atneš ramybę, ir jums šitas žmogus atneš saugumą. Tai nuostabu, sakyčiau, tikrai. Dar ką nors pažiūrėkim, kad jau šitokį trumpą tą video darau. Jūs pati galit netgi būti mano, taip kaip ir aš, tarkim, gal kažkas tai žiūri, turit kažkokių tai parapsichologinių žinių, arba galbūt turit kažkokių tai žinių, tarkim, ar su tarot kortom lygiai taip pat. Žodžiu, įvairiausiai čia gali būti, netgi taip, kad jūs pati galit būti kaip ir aš, mesti tarot kortas, arba domėtis tarot kortom, arba apskritai būti būtent šitos srities atstovė, susijusi su visų energijų nematomų, nežinomų pasaulių, ritualai ir taip toliau, nes čia žmogus tikrai man rodo tokį gana, tokį jau, sakyčiau, stiprų savo srities specialistą, netgi stiprų, sakyčiau, stipriai pažengusią. Tai jeigu jūs žiūrit kažką, tai arba domitės, arba jūs kažką darot, tai nes man rodo tikrai, kad jūs esat tokį pažengusi, tai aš turiu omeny, tai nėra taip, kad jūs dirbatės to ir jūs mokotės, bet jūs lygiai taip pat turit ir gabumą tam. Jums galbūt netgi truputėlį yra duota iš gamtos, kaip čia jūsų netgi prigimtis yra, nors jūs šito pati ir nematot, ir nežinot, ir netgi negalvojat taip, bet jums yra duota. Tai
Tai jūs matot daugiau ir žinot daugiau negu visi kiti žmonės. Ir jūs nesat dar taip labai pažengusi, bet jūs, man rodo, jūs tarsi ir pažengusią, ir tokią besimokinančią tuo pačiu. Tai va toks žmogus gali žiūrėti mane. Iš vis nukrypau nuo temos dabar jau. Žmogus gali turėti, na nežinau, kodėl čia man apie meilę nieko neberodo, mes šiaip meilės būrimą turim. Gerai, pasakysiu, gal kažkam dar reikia vis tiek žinot, tai tiesiog pasakysiu. Jūs tikriausiai taupot pinigus ir gali būti, kad būsit pakviesta į kažkokį tai vakarėlį. Tai jūs tikriausiai taupot pinigus, aš nežinau, galbūt kelioniai taupot, galbūt kažkur tai, vat, kur jūs maloniai, puikiai praleist laiką. Kortos man rodo, kad jūs taupot pinigus ir galbūt netgi turit kažkokių tai mažų, didelių arba ten, tarkim, kažkokių tai, nežinau, kaip čia lietuviškai, tokių prisirišimų, ar ne? Tokių kaip esat pririšta, tarkim, gali būti susijęs su paskolom, gali turit kažkokių tai planų, vat kažkam tai kažką daryti, kažkur tai, vat susijęs su tuo. Toliau, meilės srity, pas kažką ateina vaikinas, jeigu vėlgi aš matau pasirinkimą ir pasirinkimą būtent moters šiuo atveju, jau ne vyro, matau pasirinkimą, kad jūs esat kažkokiam pasirinkime. Ta aš turiu, kai aš kalbu apie pasirinkimą, tai aš turiu omenyje, kad jūs esat kažkur tai, kur jūs turit iš kelių žmonių pasirinkimą. Tai gali būti šiuo atveju, aš nematau būtent konkrečiai, kur tai galėtų būti. Jeigu žiūrėsim į kortas prieš tai padėtas, tai vat sakyčiau, pasirinkimas gali būti eiti būtent jeigu jūs nesat susikūrusi kažkokio tai deitingo epo ir nesat kažkur tai pasirinkimas gali būti iš kelių žmonių jums būtent kažkokiam, jeigu eisit į kažkokį vakarėlį, arba būsit pakviesta kažkur tai, arba tiesiog išeisit kažkur, kur lygiai taip pat einat nuolatos, taip irgi gali būti, tai vat ir ten gali būti pasirinkimas, ar ne? Ir jūs turėsit puikų laiką su žmogum, kuris bus oro ženklo atstovas, tai vat šitas oro ženklo atstovas jūs gali pakviesti į kažkur, kur jūs išgersit kažką kartu. Tai gali būti ir vynas, ir šampanas, ir arbata, ir visa kita. Tai jūs turėsit kaip ir pasimatymą tokį su šituo žmogum ir jūs gausit būtent šito žmogaus žinutę ir šitas žmogus ateina pas jūs. Jisai konkrečiai pats ateina su mintimi į transformaciją. Būtent transformuoti jūsų, pakeisti, transformuoti jūsų dabartinę situaciją ir savo dabartinę situaciją į jausmus. Į naują jausmą, į naują ėjimą, į naują pradžią, nes jisai jaučiasi gana vienišas. Bet jūs būkit, vėlgi sakau, atsargiai, nes šitas žmogus lygiai taip pat eina į pasirinkimą ir jisai gana toksai jaunų vaikiškų energijų
Ir pas jūs dar tarp kitko gali būti netgi keli kandidatai, jų keli kandidatai žmonių su tokiom vaikiškom netgi energijom, tokių šiek tiek irgi netgi nebrandžių energijų gali būti ir šitas Knight of Swords. Tai vaikinas toksai oro ženklo atstovas, tai būtų, visą laiką pamirštu aš tuos ženklus. Žinau, kad svarstyklės, vandenis ir dvyniai, ar ne, oro ženklo atstovas, jeigu neapsirinku. Ir bet kortos, kaip visą laiką sakau, kortos nežino zodiakų, nes zodiakai yra sukurti marketingo tikslais, o kortos zodiakų nežino, jos skaito energijas mūsų. Tai taip. Tai žmogus ateina su tokia energija. Tai taip. Tai ateina pas jūs dar du jaunesnių energijų vyrai ir jūs turėsit netgi pasirinkimą iš 3, netgi gal 4, kiek čia žmonių, ar netgi 5, įskaitant su žmogum iš praeities. Ir jo 2 iš tų žmonių bus labai jaunų energijų. Tai labai jaunų netgi energijų. Tai vat baigė išsikrauti telefonas. Tai va. Tai labai jaunų energijų, kurį jums pasirinkti, pažiūrėkim. Simsiu tuoj kitas kortas. Kurį jums pasirinkti kortos. Kurį jums pasirinkti. Tai vat ką dar noriu pasakyti, kad būtent vienas iš šitų žmonių ateina su paslaptim, jisai bus vienišas, bet jisai gali turėti vaiką ir gali turėti žmoną, netgi žmoną, jisai gali būti santuokiniam ryšiai. Tai vat būkit atsargi, arba pas jį gali būti, kad jisai slėps, kad jisai turi, tarkim, žmoną ir turi vaiką. Bet kadangi jisai jaučiasi vienišas, tai jisai ieško tiesiog kito partnerio, nes jo netenkina būtent šitas ryšys, kuriam jisai yra. Tai jisai ateina su tokiu, ne tai kad nesąžiningumu, bet gali tiesiog gyventi šeimoje ir jau nebebūti su ta moterim kartu, arba tiesiog gali gyventi vienuose namuose ir nebūti su ta moterim kartu, arba tiesiog gali būti taip, kad jisai dar turi kažkokį tai ryšį, apie kurį jisai nenorės kalbėti. Būtent jisai nenorės kalbėti apie savo praeitį, tai šito žmogaus aš apskritai nelabai patarčiau pasirinkti pirmiausia, nes jisai jaučiasi vienišas ir jisai apskritai čia 1000 matau psichologinių problemų beturintis ir jisai toksai ateina su tokiu gero laiko praleidimu, žodžiu, planai turėti gerą laiko praleidimą, turėti gerą, nežinau, ar jisai čia norės rimtų santykių ar nenorės rimtų santykių,
bet jam toksai vat šitas jūsų ryšys būtų, jeigu jūs jį pasirinktumėt gero laiko praleidimas, tai jisai toksai irgi, žodžiu, labai daug kalbantis, bet neturintis tos, kaip jūs jį galit pažinti, kaip jūs būtent galit pažinti tą žmogų, apie kurį aš kalbu. Labai sunku, kortos sako, bus pažinti jums jį. Labai sunku bus jums jį pažinti, nes jūs gali būti, kad jūs netgi prašėt tokio žmogaus, koksai jis yra, ir jums bus labai sunku jį pažinti. Ir jūs tarsi tai yra jūsų maldų, jūsų toksai nesvajonių, bet jūs matysit tame vyre tą, ką jūs visą laiką norėjot matyti. Ir su juo bus lengva ir paprasta. Bet tuo pačiu jisai gali neturėti geros iškalbos. Ir esmė yra tame, kad jisai ateis su aistra, su noru, jisai rodys jums būtent, labai rodys dėmesio. Ir jums tikrai labai sunku bus pažinti jį. Nes jisai darys viską, kad jūs būtumėt su juo, jums bus lengva ir paprasta ir jūs jausitės su juo irgi moterim šalia jo jausitės. Jums nereikės labai daug daryti kažką, tai kad jisai pats labai daug darys, kad jūsų santykiai plėtotųs. Ta prasme, bet jeigu jisai turi moterį, tai kokie čia santykiai, ar ne? Tai jeigu, tai čia, nežinau. Toliau Page of Cups. Toliau, jeigu, tarkim, toksai bus vienas jausmingas, irgi rodantis gana dėmesį, gan romantiškas, žodžiu, bet kaip jūs jį galit pažinti, tai kad jisai, tikrai čia toksai vaikinukas, kuris, tarkim, labai toksai, matysit iš karto, jaunų energijų, gali netgi atrodyti jaunesnis, jeigu, tarkim, vyras vyresnio amžiaus, tai jisai gali net atrodyti jaunesnis ir matysit iš karto, jisai toksai romantiškas, bet jisai, žinot, šitie vyrai, jie žino, ko moteriai reikia, ta prasme, jie tokie širdžių ėdikai ir gana labai dažnai jie nerimti būna. Nors čia man, pavyzdžiui, rodo būtent šitam variante, kad jisai labai puikus pasirinkimas, nes jisai tikrai nori santykių ir jisai tikrai eina į rimtą santykį. Ta prasme, jisai eis į ilgalaikį rimtą santykį. Jisai ieško tokių santykių. Bet tuo pačiu jisai gali būti lygiai taip pat liūto toksai ženklo atstovas, kuriam patinka girtis, kuriam patinka pagyros, kuriam patinka būti pastebėtam. Žodžiu, toksai mėgstantis galbūt netgi tokie perdėtai, ne tai, kad jisai turi pinigų irgi man rodo, kad jisai turi, ta prasme, jisai tikrai neblogai uždirba, bet man tuo pačiu rodo ir tai, kad jisai perdėtai rodo tą savo materialinę gerovę. Tai bet jisai ieško ilgalaikių santykių ir jisai puikus kandidatas. Kaip dėl būtent Knight of Swords.
Tai vat vėlgi, šitas vyras, jisai ieško santykių, jisai ieško būtent santuokos, taip jūs jį ir pažinsit, kad jisai ieško santuokos, jisai yra pasiruošęs santuokai, jisai yra pasiruošęs santykiams, jisai yra pasiruošęs šeimai, jisai yra pasiruošęs, vat būtent vėlgi korta man patvirtina, būtent santuokai jisai yra pasiruošęs visiškai pilnai, jisai yra pasiruošęs eiti į santykį ir jums nereikia bijoti tik tai vat būtent vieno to žmogaus. Būtent vieno to žmogaus ir jisai irgi darys, eis, darys, judės, ta prasme, iš karto matysit, žmogus ateina irgi lygiai taip pat su seksualinė aistra, lygiai taip pat. Ir matysit pas jį, iš karto galbūt netgi bus kažkokie tai pokalbiai apie, ta prasme, netgi ir apie tai. Bet jisai rimtas žmogus ir rimtai žiūrintis į santykį, tai vat jo irgi nereikia bijoti. Kas čia buvo dar? Dar vienas vyrukas buvo. Bet aš manau, kad apie tą vyruką tai aš viską kaip ir pasakiau, ar ne? Apie Knight of Wands. Aš manau, kad aš apie viską pasakiau apie jį. Nu, pažiūrėkime. Taip. Čia vyras, jeigu vat apie tą, kurią jau iš pat pradžių, kur pasakojau būtent apie būtent iš karto po jūsų praeities, kad ateina iš praeities žmogus ir kur pasakojau, kad ateina po praeities iš karto apie kitą žmogų, tai šitas žmogus irgi lygiai taip pat yra pasiruošęs pilnai, ta prasme, jisai gali atrodyti labai jaunai, jisai gali turėti tokią jaunesnę energiją, bet vidumi jisai visiškai pasiruošęs eiti į santykį, nes jisai pasilgęs jausmų, iš karto matos, aš matau, ir jisai ateina netgi su jausmais, tai jūs jam patiksit ir jisai tikrai norės eiti į ilgalaikį ryšį ir jisai netgi pasiruošęs ilgalaikiam ryšiui, bet iš pat pradžių gali pasirodyti, kad jisai bus toksai nebrandus, toksai vat visiškai norintis tokio lengvo, tokia gali sudaryti labai klaidingą nuomonę apie save, kadangi tas pokalbis bus, aš nežinau, gal kažkokie tai pokalbiai gali prasidėti ten, tarkim, apie kažkokį tai, nežinau, tarkim, kad ir apie seksą, pavyzdžiui, gali pradėti kalbėti, ar ne? Tai netgi apie tai gali būti pokalbis. Tai tiesiog gali sudaryti labai klaidingą nuomonę, bet jisai yra vidumi, jisai yra gana jautrus vyras, toks bandantis kontroliuoti savo emocijas, bet tarsi ir jau subrendęs, kad susitvarkytų su savo emocijom, bet tuo pačiu jisai turi ir visų, ta prasme, ir stabilus, ir žinantis savo vertę, ir žinantis ką pasakyti, ir pakankamai inteligencijos, ir toksai, vat, tu nenuskaitysi nuo jo, tuo pačiu, vat, jisai turintis tokį tą vidinį kontrolę savo emocijom, tarsi ir gan emocingas, vat, pasižiūrėjus į jį gan emocingas, bet tuo pačiu labai sunku jums bus nuskaityti jo emocijas, kadangi jisai toksai labai sutvardytas, nežinau kaip čia pasakyti. Ir tuo pačiu labai romantiškas, ir tuo pačiu labai neromantiškas, ir tuo pačiu labai protingas, žodžiu, ir tuo pačiu labai toksai jaunų energijų, bet jūs jame matysit potencialą.
jūs jame matysit potencialą, bet esmė yra tame, kad būtent su juo jūs, jeigu jūs nuspręsite turėti ryšį su juo ilgesnėje perspektyvoje, tai su juo, kol tas ryšys išsiplėtos į kažką, tai tikrai užims laiko. Jisai pasiruošęs duoti, nėra žmogus, kuris būtų skupus. Tai vat man jau nei vienam čia šitam neiškrito. Tai jisai tikrai, vat ką aš noriu pasakyti, kad jisai gali atnešti ir gėlių, ir pakviesti restoraną sumokėti. Ir ta prasme, vyras toks kaip ir, žodžiu, klasikinis. Būtent klasikinis vyras. Klasika čia nais. Ieškantis kaip ir, nežinau ar ieškantis, bet žodžiu, prisėmantis už savo moterį, už savo šeimą atsakomybę. Ir suvokiantis santykius taip, kad vyras turi uždirbti pinigus, vyras turi sumokėti, vyras turi būti vyras, nežinau. Tai va, tai tokia žinutė jums meilės būtent santykių šiam vakarui, nežinau kokiam čia periodui, periodo visiškai nenusakiau, tai kada rasit, tada pažiūrėsit. Lauksiu jūsų komentarų, bus įdomu sužinoti, kaip čia jums atsižaidė, kaip čia jūs priėmėt savo, o šiaip linkiu sėkmės surasti tą tikrą žmogų ir tegul geriausi šito būrimo įvykiai ar atvejai, kaip čia jums išsipildo. Tai iki kitų gražių kartų.